Antaninos ir jo sūnelio Nojaus istoriją mums papasakojo Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono direktorė ponia Nijolė Dirsienė. Moteris, kuri kasdien mato daugybę sulaužytų gyvenimų, bet stengiasi suprasti, o nesmerkti. Žmogus, kuris tiki, kad kiekvienas iš mūsų turime dar vieną šansą. Tai reikia tik labai, labai norėti. Pasak direktorės, Antanina jau subrendo pokyčiams. Kadangi ponę Nijolę pažįstame daugybę metų ir besąlygiškai ją pasitikime, skubame į pagalbą ir mes. Labai prašyčiau padėti Antaninai ir jos sūnui, todėl, kad ji pati augino vaiką. Ji praėjo globos namus. Jinai nenori, kad globos namuose augtų jos vaikas. Jinai nori turėti išsilavinimą, nori turėti profesiją, nori turėti darbinės pajamas, negyventi iš pašalpų. Jinai yra tvarkinga, atsakinga, sąžininga, Lietuvos Respublikos pilietė, kuri nenori išvažiuoti į užsienį ieškoti lengvesnės duonos, galbūt dirbdama blogesniam sąlygom. Ir aš manau, kad jeigu tikrai mums čia pasiseks, mūsų tie bendri geri darbai iki galo, tai jinai mus pasikvies ir parodys, ne vieną kartą galėsim ateiti į svečius, apsilankyti ir jinai pas mus ateis, pasidžiaugs tuo savo pradėtų gyvenimu, nes mes turim tokį planą biznio tolin, kad tai yra tik startas, kad jos profesinis augimas bus, tas žmogiškasis augimas bus ir jinai turės toliau ir didesnius, geresnius namus ir jinai protingai ir tvarkingai išnaudos tuos pinigėlius ir tas galimybės, kurias suteikia ne tik valstybė, bet ir geri žmonės. Tai labai labai prašyčiau dėl jos. Antaninai dar tik 21, bet jos gyvenime būta tiek skausmų ir ašarų, kad atlaikyti vienam žmogui beveik neįmanoma. Paauglė stengėsi užsimiršti, gėrė, vartojo narkotikus, kitaip maištavo. Tiesiog be proto reikėjo žmogaus, prie kurio būtų galima prisiglausti, o tokio nebuvo. Dar net 3 neturinti mergaičiukė pateko į vaikų globos namus. Draugė su ja buvo atvežtas ir metais vyresnis broliukas Povilas. Kitus 2 vyresniuosius brolius priglaudė teta. Motinos, kuri vaikų globos namuose, taip nė karto ir nepasirodė. Antanina net veido bruožų neatsimena. O tėtis mirė, kai mergaitė buvo 1. Vis tiek ir paauglė buvo pati. Ir būdavo ir blogai, ir gerai būdavo, bet dažniausias atvejis, kiek pamenu, tai arba sėdėdavau, verkdavau, arba bėgdavau iš vaikų namų. O dėl ko jūs verkdavot ir dėl ko bėgdavot? Kas būdavo? Negalėjau susitaikyti su tą mintim, kad iš manęs šaiposi, kad esu kažkieno pajuokos objektas. O kodėl, atsiprašau, iš jūsų šaipėsi? Vien dėl to, kad turėjau antsvorį, kai buvau maža, aš labai daug svėriau. Ir vien dėl to buvau pasišaipimo objektas. Ir kiti vaikai šaipydavosi? Taip, ir kiti vaikai šaipydavosi, nenorėdavo su manim visai bendrauti. Jeigu norėdavo, tai dėl tam tikros naudos kažkokios ten, tarkim. Ar ten padėti padaryti namų darbus, ar ten padėti susitvarkyti kažką, tik tokiu atveju bendraudavo. Ir kiek metų turėjot, kai pirmą kartą pabėgot iš globos namų? Pirmą kartą, kai pabėgau, man atrodo, buvo 12, bet toli tada nepabėgau, nes mane pasigavo. O tai kur jūs ėjot? Aš norėjau bėgti pas draugę, kuri buvo narkomanė, bet mane sustabdė. Norėjau pas ją pabėgti, nes galvojau, kad tokie vieninteliai žmonės mane gali suprasti, kaip aš jaučiuosi ir gali mane priimti tokią, kokią esu, o nesišaipyti. Bent jau tada toks mano mąstymas buvo. O ta draugė buvo bendramžė? Buvo jo bendramžė mano. Ir jų vartojo narkotikus? Taip. Kai Antaninai suėjo 17, ji išėjo mokytis į Bukiškių žemės ūkio mokyklą. Susipažino su vaikinu. Mes su juo ir draugavom, pasivažinėdavau savaitgaliais, per šventės važiuodavom pas jo tėvus, pas jo giminės visas. Ir paskui apsigyvenau ten pas jį ir mečiau paskui mokslus. Jisai man siūlė susituokti, viršasi, bet aš nesutikau. Tai taip gavos, kad mes išsiskyrėm. Nu, ir tada... Ir kur jūs ėjote tada, kai su juo išsiskyrė? Turėjau geriausią draugą, kuris žinodavo kiekvieną dieną, kaip aš jaučiuosi.
galėdavo atėjęs pasisveikinti, visada galėdavo pasakyti, kad man šiandien arba gerai, arba negerai. Nu, matydavo vienu žodžiu jau. Ir nenorėjau grįžti į vaikų namus, nenorėjau grįžti į mokyklą, į bendrabutį gyventi. Ir jisai man pasiūlė, kad jisai man padėtų išsinuomoti butą, nes buvau nepilnametė ir nieks nenorėjo iš tikrųjų išnuomoti. Jis man paskambina, sako, galiu užeiti į svečius, sako, pernakvoti, sako, nes susipykau su savo panelė, nenoriu grįžti šiandien namo. Sakau, nu gerai, vis dėlto jis man padėjo, sakau, gerai, atvažiuok. Jis atvažiavo, jau buvo vėlu, gal kokią 11 valandą, 12, nepamenu tiksliai dabar. Jisai užsimanė valgyti. Aš tuomet nemokėjau gaminti valgyti, nes neturėjau vaiko ir visai prie puodų tada net nestovėdavo. Jisai sako, tai aš turiu pinigus, sako, eikim į kavinę. Sakau, gerai. Ir kadangi mes abu rūkėm namuose, o ne balkone, nors buvo balkonas, prieš išeinant aš pamaniau, kad atidarysiu balkoną, pravėdinti kambarį, kol mes būsim išėję. Atidariau balkono kambarį ir nusisukau, jaučiu, kad kažkas man trenkia per kaklą. Iš pradžių pagalvojau, kad tai galėjo vaza nukristi ar dar kažkas, bet paskui prisiminiau, kad pas mane nėra gėlių jokių. Atsisukau ir pamačiau savo būsį vaikiną, kuris man piršosi, ir jisai buvo su draugu. Tai jo draugas mane laikė, o aš mačiau, kaip mano tą draugą žudė. Paskui pati praradau sąmonę. Ir jūs mušė? Taip. Paskui praradau sąmonę, atsikėlus. Jūs atsipeikėt, jie dar buvo ar nebebuvo? Nebebuvo jau. Atsikėlusi, aš pirmiau pribėgu prie tų draugo. Ir jis gulėjo kraujo klane, taip. O kaip jūs kvietėt pagalbą? Paskambinau iš telefono pagalbą ir iškviečiau greitąją ir policiją. Ir tada, kiek pamenu, tai pirmiau atvažiavo policija, toliau aš nieko nepamenu. Jūs atsidūrėt reanimacijoje? Taip. O draugas mirė? Taip. Ar ilgai buvot reanimacijoje, kas jums atsitiko? 3 dienas gulėjau reanimacijoje. Paskui perkėlė į traumatologinį skyrių. O jūs stipriai buvot sužalota, kas jums atsitiko tada? 10 smūgių buvo su metalinė lazda per galvą, 1 smūgis per kaklą ir viskas. O dabar pasiekmės kažkokios yra? Pažįsta kairė veido nervai. Tai tarkim, kai šypsausi, mano šypsena krypsta į dešinę pusę, o į kairę ne. Buvo teismas, buvo viskas. Ar jūs žinot argumentą, dėl ko jie taip darė? Čia pavydas, kas čia buvo? Tai buvo pavydas, nes ir pats buvęs vaikinas, kaip pasakotysime, kad tai buvo iš pavydo. Iš ligoninės Antanina sugrįžo į vaikų globos namus. Šiaip ne taip sulaukė pilnametystės. Per 18-ąjį gimtadienį vėl pabėgo į laisvę. Ir jau jūsų gyvenimas buvo spalvingas, buvo ir alkoholis, ir ne tik ir narkotikai buvo. Taip. Ar ilgai tas periodas buvo? 2 metai. O kur gaudavot pinigų? Buvau, kadangi mano tėvas yra miręs, mes gaudavom, aš ir mano broliai, iki 18 metų pajamas už tai, kad tėvas miręs yra. Buvo prisikaupę labai daug pinigų.
už tuos pinigus ir geriau, ir vartojau. Kai pinigai baigėsi, tai skolindavausi. Nevogdavau tikrai. Tai skolindavausi pinigus, kai neturėdavau. O kodėl vieną dieną viskas baigėsi? Kai susipažinau su vaiko tėvu, aš dar ir tada vartojau narkotikus. Jis to nežinojo, jisai dirbo, aš sėdėdavau namuose. Būdavo taip, kad bėgdavau iš namų vien tam, kad pavartoti. Ir taip gavosi, kad paskui, kad jis prisigėrė, mane daužydavo. Ir taip gavosi, kad jis mane girtas būdamas išprievartavo. Ir tokiu būdu aš pastojau. Ir kai sužinojau, kad aš laukiuosi, aš viską mečiau. Viską, ką buvau pradėjus, aš viską mečiau. Vien tam, kad būtų gerai vaikui. Aš jam pamelavau, kad vaikas yra ne jo. Aš žinau, kad jis mane išmes dėl to. Ir jis mane išmetė. Dabar Antaninos sūnelių jau 2. Vaiko ir motinos pensiono socialinė darbuotoja tikina, kad nė karto nėra girdėjusi, jog mama su vaiku kalbėtų pakeltų balsu. Netiesa, jai prieštarauja Antanina. Vieną kartą sūnelį subariau, kai jis sulaužė akinius, bet iš karto atsiprašiau. Po poros metų pertraukos Antanina sugrįžo mokytis į Bukiškių žemės ūkio mokyklą, tą pačią virėjo specialybę. Anot mokyklos direktoriaus pavaduotojos, sunku patikėti, kad tai tas pats žmogus, su kuriuo prieš keletą metų teko atsisveikinti. Tikrai nenusivylėme. Jinai tapo mūsų mokyklos vos ne žvaigždė. Mokyklą lanko puikiai, tik tai tuomet, kada vaikutys serga, jinai būtinai informuoja, kad šiandien neatvyksiu į mokyklą. Pirmo pusmečio rezultatai mokymosi yra tikrai geri, jinai yra 2 pagal pažangumą. Toliau jauna mama yra mūsų grupės, tos grupės, kur jinai mokosi, seniūnė, tai irgi daug ką sako. Jin turi tik tai gerą širdį, darbščias rankas ir puikų mažytį sūnelį. Daugiau jinai nieko neturi. Ir tikrai jai reikalinga didžiulė pagalba, kad jinai galėtų įsitvirtinti šiame pasaulyje. Svarbiausia, kad baigti mokslus, kad susirasti kur gyventi, kad mano vaikui nieko netrūktų, nei maisto, nei rūbų, nei žaislų. Papasakokit apie Nojų, koks jis, ką jis mėgsta. Ką jis mėgsta laužyti daiktus, mėgsta patriukšmauti, bet visada būna linksmas. Jis yra užsispyręs, bet geras vaikas. Nėra blogų vaikų, yra tik išdykę vaikai.